Šią knygą galima skaityti tiek kaip pirmosios knygos tęsinį, nes joje veikia tos pačios herojės, bet ją galima skaityti ir kaip atskirą knygą. Ir tikrai sutikau daug žmonių, kurie nebuvo skaitę pirmos knygos, skaitė šitą ir viską ko puikiausiai suprato. Nes herojas iš naujo pristatomas, siužetai iš naujo vystosi, tai nėra, kad būtinai tu turi žinoti, kas buvo parašyta pirmoje knygoje. Bet jeigu žmogus skaitė pirmą knygą ir skaito šią, tai aišku, jam yra įdomiau ir linksmiau, nes gauna tokį išsamesnį vaizdą tų moterų gyvenimo. Šis romanas pasakoja 4 draugių, kurioms tai yra 50+ gyvenimo istorijas. Ir kadangi jos po 50 ieško skirtingų dalykų, viena ieško meilės, kita ieško vyro, trečia savęs ieško, aš toje knygoje ieškau darbo, kur galima būtų mažai dirbti ir daug uždirbti. Ir dėl to yra labai įdomu, nes išsemiam tas pačias aktualiausias temas visomis kryptimis ir per tas istorijas atsiskleidžia pati ta tematika, kuo gyvenam 50+, ar gali būti ir jaunesnio amžiaus moteris, bandydamos apriepti pačias svarbiausias savo gyvenimo sritis - santykius, darbą, saviraišką, meilę ir taip toliau. Šios knygos yra skirtingos žanrinių požiūrių, nes pirma knyga yra tokio mišraus, sakyčiau, žanro, joje yra publicistikos, joje yra beletristikos, joje yra tokio išpažinties momentų, nes pirmoje knygoje yra daug specialistų patarimų, pakalbinta tikrai aukšto lygio konsultantų, pradedant apie karjerą, baigiant apie sveikatą, grožį, madą, santykius, tikrai daug. Antroje knygoje tų specialistų nėra, yra tik istorijos, kadangi pirmoje knygoje kaip ir atskleidžiau visą tai, ką reikėjo, o antroje knygoje atsiskleidžia visa ta tematika per istorijas, per dialogus, todėl antra knyga yra tokia, sakyčiau, gyvesnė, joje nuolat vystosi siužetas, jis nėra nutraukiamas jokių patarimų ir kažkokių teorijų. Tai pirmoje knygoje pirmą knygą labiau perka saviugdos literatūros mėgėjai, antra yra kaip romanas, novelių romanas, kur tiesiog gali sekti veiksmą ir, nežinau, juoktis, tapatintis su kažkuo ir taip toliau. Apie save rašyti ko gero lengviausiai, todėl kad, geriausiai įsivaizduoja, kaip jautiesi tam tikroje situacijoje, žinai, kaip tos situacijos klostėsi. Ir aš manau, kad jeigu žmogaus, parašytam kūrinyje ar kažkokiam kitam kūrinyje nėra visiškai autoriaus gyvenimo jokių momentų, tai jis toks gal negyvas ir sunkiai įtikinamas. Tai apie save rašyti ta prasme yra lengva. Bet sunku dėl to, kad aš esu vienintelė iš tikrųjų atpažįstama herojė toje knygoje, kad žmonės žino, kad Kristina tai esu aš. Ir aišku, jie ieško paralelių mano gyvenime ir neišvengiamai aš apsinuoginu. Tarkim, jeigu aš rašau apie Kristinos vaikus, tai visi supranta, kad tai istorija apie mano vaikus. Apie jos vyrą, tai reiškia, tai mano vyras. Ir tada aš turiu galvoti apie tai, kaip man pateikti tam tikrus dalykus, kad nebūtų ten juose melo, bet kartu ir nebūtų tokių dalykų, kurie galėtų kažką žeisti stipriai, nes tai yra atsakomybė. Tai šitoje vietoje išbalansuoti gali būti sunku. Tai be abejo, kad aš nerašau visko ten taip nuo A iki Z tiksliai kaip yra. Kai kurie dalykai gal nutilėti, kai kurie gal pagražinti, paaštrinti, bet patys siužetai, visi tie įvykiai, kurie aprašomi, jie iš tikrųjų yra realiai man įvykę, aš ten faktiškai nieko nesukūriau. Taip, iš tikrųjų tokios draugės yra, jų prototipai yra, bet skirtingai negu kalbant, pavyzdžiui, apie pagrindinę heroję Kristiną, tai jų tie gyvenimai yra tokie pamiksuoti truputį. Tarsi nėra taip, kad paėmė Silvą ir kažkokia vienai herojai, kur viskas nutinka ir 100% aš atkartoju.
Tam tikras istorijas priskiriu vienoms, tam tikras kitoms. Dauguma jų yra tikrai realiai vykusios, nes gyvenimas jis daugiausiai pateikia medžiagos, tik reikia tinkamai apdoroti. Kai kurios istorijos yra truputį pagražintas ar ne, bet taip, ir mano draugė skaito tai ir atpažįsta save ar tam tikrus siužetus. Ačiū Dievui, kad mano draugės ir mano šeimos nariai turi gerą humoro jausmą. Tai dar aš negirdėjau pretenzijų ir neteko, ačiū Dievui, dar susipykti su nieko, kad per daug atvirai aprašiau ar per daug ironiškai. Nes man atrodo, kad esminis dalykas yra tas, kad aš jas visas myliu iš tikrųjų, kad ir kaip aš iš jų šaipausi toje knygoje, bet man jos yra žavios. Aš žaviuosi ten Silvos drąsa ar ten kokios Laimos tokiu optimizmu ir tikėjimu žmonėmis. Ir man jos žavios, aš jas myliu, tai tada gali ir pasišaipyti lengvai, nieks niekada nesupyks. Tai ne, jos nepyksta iš tikrųjų. Taip, abi mano knygos turi dviprasmius pavadinimus ir man tai labai patinka. Tai pirmos knygos pavadinimas gimė kažkaip natūraliai, aš net neatsimenu kaip, ir jis visada mane lydėjo. Man 50 ir aš dar gyva, nes tai yra ir pasišaipimas toks, kad žmonės netiki gal, kad 50 metė vis dar gyva. Ir kartu toks padrąsinimas, daug joje visko yra. Tai į pirmos knygos pavadinimą aš sulaukiau daug neigiamų reakcijų ir pasipiktinimo, su antruoju taip nenutiko. Yra žmonių, kurie pajunta ironiją, pasijuokia, bet taip, kad įsižeistų ar supyktų, matytis vis dėlto pozityvesnis. Tai Pakeliui į rojų, taip, tai galim sakyti, kad jau, kaip sakant, netoli mirties, kas irgi siejasi su pirmos knygos pavadinimu, bet lygiai taip pat galim sakyti, kad Pakeliui į rojų tai yra labai smagus tas kelias į kažkokį tai laimingesnį gyvenimą. Ir aš girdėjau, kad daug moterų įvardyja tai, kad štai artėja pensinis amžius, kai jau galėsi gyventi savo, ir jos įsivaizduoja tą amžių kaip kažkokį rojų, kuo aš labai džiaugiuosi. Tai matau, kad jis daugiau žmonių įkvepia. Bet labai džiaugiuosi ir tais, kurie išgirsta jame tam tikrą ironiją. Pavadinimas gimė tiesiog iš epilogo, kur mano viena herojė išskrenda į tam tikrą vietą, kuri asocijuojasi su rojum. Ir tą sužinos tie, kas paskaitys, nenoriu iš tikrųjų pranešti iš anksto, kuo knyga baigėsi. Ir taip aš norėjau pavadinti epilogą. Ir paskui pagalvojau, rašydama pavadinimą, kad bet juk galėtų visa knyga taip vadintis. Nes tie jų keliai ir tos paieškos yra ir su keliu susijusios. Ir siejasi su pirmos knygos pavadinimu, kuris yra Ir aš dar gyva. Buvau ir aš dar gyva, o dabar jau Pakeliui į rojų, kas tada toliau, tarsi įdomu. Ir tada sugalvojau tokį pavadinimą. Ir man jis kažkaip patiko ir prilipo visai neblogai. Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi, kad mano abi knygas iliustravo Agnė Gintalaitė, kad ji pirmą iliustravo ir dėl antros irgi sutiko. Tai iliustracijos, man patinka jos humoro jausmas, man patinka, kad tos iliustracijos pratęsia mano mintį ir net šiek tiek iš manęs kai kur pasišaipo. Ir aš tiesą sakant, tik parsinešus tą knygą namo ir ją atsivertus, pamačiau tokias detalės, kurių nemačiau iš pradžių ir tiek juokiausi. Ir mano vaikai pamatė, sako, pažiūrėk, kaip jinai tave pavaizdavo. Tai aš viliuosi, kad tie, kas skaitys knygą, ta iliustracijos suteiks papildomų spalvų, tai ne tik iliustravimas, bet ir pagilinimas pačios knygos, paties teksto. Tai jos linksmos, knyga linksma ir iliustracijos taip pat nuotaikingos, man labai labai patiko ir ypač šita vieta. Irgi lengviau įsivaizduoti tas herojas. Aš džiaugiuosi, kad tos iliustracijos turi ir savo netgi atskirą gyvenimą, ne tai, kad tik mano knygoje, jos yra išleistos atvirukais. Ir atvirukose dar kitaip atrodo, nes tu nematai siužeto ir gali sugalvoti, ką tik nori ir susijęti su įvairiais savo gyvenimo įvykiais. Tai smagu.